Kiek prireikia muzikos terapijos seansų ir jau po kiek matosi pagerėjimas? Labai skirtingai pagal tai, kaip žmogus, koks jo yra iš viso bendras sąmoningumas, intelektas ir sveikatos lygiai kokie. Ir jeigu kalbėsime iš savo patirties apie suaugusius, dažniausiai gydymo trukmę turėdavome 6 savaitės, 2 kartus savaitėje užsiėmimai. Jeigu tai grupinis procesas, gali būti šiek tiek ilgiau užimti, nes grupėje labai dar sunku atsiskleisti. Jeigu tai yra individuali terapija, būna, kad suvokimas ir atsiskleidimas įvyksta labai greitai, po 2-3 sesijų. Ir priklausomai, ko aš siekiu, ką aš noriu savyje sustiprinti, pagerinti ar ko atsikratyti. Būna, kad užtenka 3-5 užsiėmimų. O būna, kad reikia 2-3 metų, labai skirtingai. Jeigu aš turėjau moterį 18 metų, bet dėja yra labai sudėtingas raidos sutrikimas ir mes dirbame 3 metus, žmogaus kūnas buvo visiškai uždarytas. Neėjo į kontaktą, neėmė jokio instrumento, nebandė nieko groti, tiesiog stebėjo aplinką, išreikšdavo emociją, juoku arba įvairiais tokiais intonaciniais elementais. O po metų pusantrų šitas žmogutis jau galėjo pasiimti lazdelę arba pirštu priliesti klavišą ir užgauti kelis garsus ir tuo pasidžiaugti. Jeigu dabar jau paimti šios moters istoriją, 3 metai yra, kai mes dirbame, tai žmogus, kuris rūpinasi jie, sako, kad jau priartėjant maždaug 2 gatvėm iki studijos, jau pradeda šypsotis ir juoktis. Nes kalbos dovanos nėra, nekalba ši moteris, bet reiškia, emocija rodo, kad jinai džiaugiasi ir jos kūnas jau rodo, kad jinai atpažįsta ir džiaugiasi, kur jinai važiuoja. Nes sutrikimas yra toks sudėtingas, kad tiesiog jau gali pasakyti, o viduj, ir kūnas jau tai simbolizuoja, kad man patiks, kažkas man patiks. Ir ateina, aišku, viskas matosi iš veido, iš mimikos, kad aš tavęs laukiu, mes susitiksime. Tai labai skirtingai, kur kiekvienas yra, koks yra pacientas, kokia liga, kokia diagnozė, koks sutrikimas. O kartais būna, kad jeigu ateina žmogus tiesiog atstatyti kažkokius tai resursus, trumpai save greitai reabilituoti, užtenka 2-3 sesijų tam, kad ateitų tas pasitikėjimas savimi, gautų tą veidrodžio principą, pamatytų tą problemą, kuri yra viduje iš kito žmogaus, kaip atspindi ir priklausomai jūsų kūno žmogaus intelekto, nuo žmogaus gebėjimo orientuotis gyvenime, tos sesijos gali būti ilgos trukmės, o gali būti trumpos. Tos 2-3 sesijos. Čia visam gyvenimui pagerėjimas. Ar tai žmogui parodomas toks kelias, kur tu turi eiti ir su kuo tu turi dirbti? Taip ir yra. Jeigu mes vartojame maistą ir žinome, kad šitas maistas mums yra sveikas, kol mes jį valgom, mums viskas gerai. Jeigu aš žinau, kad tam tikras elgesys, tam tikras modelis mano bendravimo su kitais yra neteisingas, kol aš jį naudosiu, jis ir bus man žalingas. Bet jeigu aš kažką įdėsiu naujo ir kažką keisiu, tol kol aš keisiu, viskas ir keisis mano gyvenime. Lygiai taip pat kaip ir su tom sesijom. Jeigu aš išsinešu iš tos sesijos, kad aš galiu leisti savo bandyti, galiu leisti savo eksperimentuoti, girdžiu save, klausausi savęs, stebiu aplinką, suvokiu, kad tik tai, ką dabar darau, tik tai, kas dabar skamba, yra realybė, o ne tai, kas yra mano fantazijose ir prisiminimuose. Tai aš žinau, kad tai visą gyvenimą tai bus. Bet jeigu aš leisiu savo užsimiršti ir įdėti netinkamą maistą, kuris man, pavyzdžiui, prie tam tikros ligos netinka, aš vėl sunegaluosiu. Bet jeigu aš turiu sąmoningumą ir jeigu turiu galimybę prisiminti, kas mane gydo ir kas man daro kažkokį tai teigiamą poveikį, aš juo ir naudojuosi. Visada yra galimybė su terapeutu palaikyti ryšį. Aš kaip visada sakau, man galima skambinti, jeigu aš esu netgi ir atostogose po 3 dienų, aš susisiekiu, pokalbio metu pasakom, kur yra ta problema ir mes sugrąžiname žmogų tam, kad jis galėtų vėl savarankiškai eiti. Pasakysiu iš savo senos patirties, ūmių būsenų skyriuje dirbau su vyrais ir buvo vaikinukas, kuris terapijoje buvo 2 užsiėmimuose grupiniuose. Toj pačioj terapijoje jis neatsiskleidė, jis nebendravo, neėjo kontaktą. Mes konkrečiai vienas kitam nelabai daug ką pasakėm. Aš kalbėjau su grupe, mačiau, kad jis užsidaręs, nenori priimti, bet kai aš po kažkiek laiko šitą vaikinuką sutikau gatvėje, pamatęs mane, jis iš karto apsidžiaugė, norėjo su manim pasisveikinti, pasilabinti ir jam užplūdo tos akimirkos, kurios buvo per tas 2 sesijas. Nors tuo metu jisai neištransliavo, gal todėl, kad buvo daug vyrų. Ir
tai, kaip sakant, nelabai galima rodyti savo jausmus tarp tos aplinkos, gal tai yra ir nesaugu, bet vidiniai procesai jie buvo pakankamai stiprus ir jie liko kaip prisiminimai. Su vaikais turbūt yra lengviau dirbti negu su suaugusiais. Netiesa. Su vaikais yra įdomu dirbti, bet aš visada sakydavau, kad dirbant su vaikais tai yra dvigubas darbas, nes tai yra darbas su tėvais. Ta, ką mes padarome su vaiku ir sukūrėme šioje erdvėje, kai jis peržengė šios studijos durų slenkstį, jis atsidūrė erdvėje, kurioje jis nuolatos būna. Ar tai šeimos erdvė, ar tai mokyklos, darželio erdvė, auklių erdvė. Ir nebeaišku, kas tas yra pagrindinis jo asmuo, kuris yra jo vedlys, jo išklausytojas. Ir jeigu tai yra iš tikrųjų brandus ir pagarbus savo vaikui tėvai, tada su tokiu vaiku yra iš tikrųjų gerai dirbti, nes tėvai bendradarbiauja, klausosi terapeuto kažkokius tai prašymus, ką toliau daryti namuose. Deja, kad būna tokių tėvų, kurie atiduoda vaiką, tikėdamiesi, kad mes jį suremontuosime, bet jie prie to neprisidės ir tęs toliau savo auklėjimo modelį, savo bendravimo modelį, kad jie nieko nekeis ir vaikas automatiškai pas terapeutą pasikeis. Deja, taip nevyksta. Ir jeigu ateina vaikas į terapiją, reiškia, ateina ir tėvai į terapiją. Ir tame procese terapinėme netgi reikėtų, manyčiau, atskiras sesijas irgi daryti tėvams, kad jie suvoktų, kas tai yra ir kaip jaučiasi vaikas tai darydamas. Ir koks yra jų bendravimas su vaiku, tiesiog žaisti šias visas technikas ir pabandyti parodyti tai terapeutai, dirbant su vaiku. Ir jeigu, sakau, tėvai bendradarbiauja, šitas procesas būna ne tik tai, kad įdomus, malonus, bet iš tikrųjų tada ir nešantis daug reikalingų tokių gerų rezultatų.